nėra labai įdomu. Tarkim, tas Makanas be proto gerai važiuoja, pakaba veikia nuostabiai. Įsivaizduokim, kad gali važiuoti kokiu tik nori greičiu, kokiu tik nori keliu, jisai viską padarys gerai. Bet iš tikrųjų aš pasiėmiau jį, pravažiavau Druskininkų apylinkės šiek tiek, pasistačiau, nuėjau į kofeiną ir atsidariau mailus atrašinėti. Nes turbūt tam ir skirtas tas Makanas, kad nuvažiuotum į ofisą ir parašytum mailus. O kad 3 sekundės iki 100, sorry, broli, tam yra 9:11. Aš klausiausi kažkada, nepamenu kokio podcast'o ir kalbėjo Britai apie tai, kad Taycanas buvo labai įspūdingas, kai tik atsirado tas Turbo S-as, jis ten belia kaip galingas ir taip toliau. Ir sako, aš po pusvalandžio supratau, kad man nebeįdomu. Aš jau pajaučiau tą jo maksimumą, jau patyriau tai, ką jis gali, viską, ką gali, jau patyrė. Viskas, sako, man nebeįdomu. Nes tie ir launčiai, kiek tu kartų palaunčinsi, ten 10 kartų, ir nuobodu bus, nes jie visada identiškai vienodi ten. Ir jie idealūs, žinai, tokie vektoringai, viskas idealiai ir... Taip. Ir jo, turbūt išvada, kad kuo automobilis, kad būtų tobulas, turi būti netobulas.